Laida sugrįžimai tęsiame pažintį su buvusiais vasario 16 gimnazijos mokiniais. Šį kartą kalbiname buvusį vasario 16 gimnazijos mokinį, dabartinį Vokietijos bendruomenės tarybos ir vasario 16 gimnazijos kuratorijos pirmininką, medicininės įrangos projektų vadovą Martyną Lipšį. Sveiki, ar galiu kreiptis jūs neformaliai? Taip, mielai, mano vardas Martynas. Malonu. Martynai, gimei ir augai Vokietijoje. Kodėl tėvai nusprendė, kad lankytumai vasario 16 gimnaziją? Sprendimas buvo iš tikrųjų gan paprastas. Mano tėvas visuomet buvo aktyvus Vokietijos lietuvių bendruomenės veikloje ir taryboje, ir valdyboje. O mama šį čia darbą gavo kaip Vokietijos, kaip lietuvių kalbos mokytoja. Ir mes netoli gyvenom, Funkštete, 30 km už gimnazijos, tai kaip dabar čia neleisi lietuvių šitą mokyklą. Ir prie to tai aišku dar prisideda, kad mano tėvai labai norėjo, kad aš ir mano sesutė Laima išmoktumėm gerai lietuvių kalbą, tai čia tiesiog tobula vieta buvo. Suprantam. Kitas klausimas būtų, koks buvo tavo studijų kelias išlaikius abitūros egzaminus? Kaip, aš iš tikrųjų nuo pat mažens norėjau būti biologas. Aš norėjau važiuoti į džiunglės ir tyrinėti gyvūnus, aš norėjau važiuoti į visokias dykumas, gyvatės ieškoti arba su banginiais tyrinėti jūras. Aš jau buvau anksti nusprendęs biologiją studijuoti. Tačiau įgijus abitūrą teko pirmiausiai į Bundeswehrą, į Vokietijos kariuomenę įstoti 10 mėnesių ar metus maždaug. Bet po to aš turėjau galimybę įstoti į Heidelbergo universitetą, kur studijavau biologiją. Aš studijavau po biologijos studijų, aš tada važiavau tyrinėti augalų biochemiją į Tübingeną. O po to aš gavau darbą Lietuvoje, Thermo Fisher Scientific Vilniuje, kuriame dirbau 2 metus kaip projektų vadovas. Ir kažkada atėjo laikas man grįžti atgal į Vokietiją ir čia taip pat priėmiau darbą kaip projektų vadovas medicininės technikos srityje. Ir štai čia aš esu. Ar turi gimnazijos draugų, su kuriais iki šiol bendrauji? Kur jie šiuo metu gyvena, kokia pasirinkta profesija užima? Aš turiu labai daug draugų. Aš džiaugiuosi, kad aš laikiau kontaktų ryšio su daugelis mano klasiokų, gal yra 1 ar 2 klasiokai, su kuriais aš mažiau bendrauju, bet aš beveik visus sutinku reguliariai beveik. Kasmet, kas kelis metus, kas mėnesį. Pavyzdžiui, mes praeitais metais Berlyne turėjom klasės susitikimą ir kai kuriems buvo naujas dalykas arba gražus dalykas seniai nematytų žmonės pamatyti. Aš džiaugiuosi, kad aš daugelis tų žmonių draugų palyginus dažnai matau. Jie skirtingiausiose profesijose dirba. Yra advokatai, yra teisėjai, yra muzikantai, IT technologijose dirba žmonės, taip pat botanikai. Mano sesutė Berlyne dirba kaip buhalterė. Tai iš tikrųjų labai įvairi ir graži kompanija, kurią aš turėjau. Gimnazija gyvuoja jau 70 metų. Kaip keitėsi per pastaruosius dešimtmečius tavo akimis? Aš galiu tik tai kalbėti apie paskutinės 30 metų, 30-40 metų gimnaziją. Kai jinai buvo įkurta, jos užduotis truputį skiriasi nuo tos, kurią mes dabar turime gimnazijoje. Jinai turėjo, jos tikslas tada buvo priimti vaikus, kad jie galėtų lietuvių kalbos mokytis, kai to Lietuvoje negalėjo darytis. Jinai tada vakarų Europoje buvo vienintelė vieta, kur buvo mokama lietuvių kalba kitaip negu dabar. Lietuva laisva yra ir mokiniai turi galimybę važiuoti į Lietuvą mokintis lietuvių kalbą, bet šita gimnazija vis dėlto yra lietuviškas švyturys Europoje. Ir
jinai daug simbolinės reikšmės turi, be abejo, kad liečia lietuvybę, kad kai aš matau gimnaziją, tai aš visuomet turiu omeny, yra verta lietuvių kalbą išlaikyti, ją mokintis ir lietuvių kultūrą puoselėti. Dabar aš galvoju, kad gimnazija ypatingai dar prisideda prie integracijos Europoje. Ir vokiečiai atvažiuoja į gimnaziją ir supranta, kas tai lietuviai, lietuviai supranta, kas Europa, kas Vokietija yra, tai yra fantastiškas, neįmanoma įvertinti to, užtenkamai tokio dalyko šiais laikais. Ir po to galų gale aš galvoju, kad gimnazijos kokybė per pastarosius 20 metus smarkiai pagerėjo. Mokymas, aplinka ir kompetencijos žmonių, kurie šičia mokina ir dirba. Dėkui. Ir paskutinis klausimas. Ką norėtumai palinkėti dabartiniams bei būsimiem vasario 16 gimnazijos mokiniam? Tai yra iš tikrųjų sudėtingas klausimas, nes yra labai daug dalykų, kuriuos aš norėčiau palinkėti. Vienas iš dalykų yra nepamirškit, kad jūs esat lietuviškoje gimnazijoje ir tai yra gera proga jums geriau susipažinti su lietuvių kalba, suprasti, ką reiškia kalbą žinoti, jeigu tu pats esi lietuvis, ką reikštų kalbos nežinoti, jeigu tu esi lietuvis. Tai yra labai svarbu suprasti. Bet aš gal palinkėčiau, kad gerus pažymius turėti yra vienas dalykas, bet šiais laikais yra be galo svarbu lavinti savo kreativitetą ir savo kompetencijas, socialinės kompetencijas besielgiant su kitom žmonėm, kaip pavyzdžiui geranoriškumas, malonus ir geras diskutavimas ir apskritai bendravimas su kitais. Tai likit kreatyvūs, nebijokit diskutuoti svarbias temas, politinės ir socialinės, ir nepamirškit, kad jūs esat lietuviai ir lietuvių kalba yra kažkas labai vertingo. Tai viskas paskutinis klausimas, dėkoju už malonų pokalbį. Ačiū Įdomu Jums. labai buvo.